Čia filosofinis klausimas. Nuo 67 metų dujos, nafta iš Tarybų Sąjungos ėjo į vakarų Europą ir čia tvarkoje, aš medikas, tai aš nieko nesuprantu. Financial Times tiesių tekstų rašė. Tai buvo Europos klestėjimo pagrindas, pigus energetiniai resursai iš Rusijos. Aš suprantu, čia yra taktikos klausimas, čia yra, žaidimas yra toks. Čia ir biznio irgi klausimas. Negali prie vieno tiekėjo prisirišti. Reikia turėti 3 tiekėjus, 5 tiekėjus, tam, kad užtat, kaip sako, vienų akcijų neprisipirkite. Krepšelis turi būti. Tai visi kiaušiniai į vieną krepšelį nededami, perskirstykite, ar ne? Tai lygiai taip pat. Galim pirkti dujas vamzdžiais iš Rusijos stipriai pigiai, o kadangi kito vamzdžio nieks nenuties, tiesiog nebus to kito vamzdžio, ar ne? Tai turėti rezervą ir pirkti, dvigubai brangiau, bet suskystintas dujas. Jeigu mums taip norisi, ar ne? Niuansas buvo. Kataras, tas pats Kataras. Jie siaubingai turtingi yra gamtinėmis dujomis. Ir kai vokiečiai, Europa pagal Amerikos komandą nusprendė, kad privaloma nebepirkti iš Rusijos pigiai, tai tada į Katarą važiavo, kad Kataras jam irgi parduotų. O Kataras pasakė iš savo pusės elementarią tiesą. Sudarom 20 metų kontraktą, tai tada mes tuos laukus, tas dujas, kurios pas mus yra, mes jas įdėsim finansavimą ir žinosim, kad 20 metų jūs iš mūsų perkat. O žaidimas Europai buvo sąmoningai padarytas. Sąmoningai. Jokių ilgalaikių kontraktų nėra. Kai nėra ilgalaikių kontraktų, tai perpirkėjams yra aukso amžius. Ačiū. Mes tada užtat vieną dieną pirksim brangiau, kitą dar brangiau, paskui dar numušim, paskui dar pakelsim, paskui tada aukso amžius pasidaro. Bet tai buvo sąmoningas Europos sprendimas. Būtent sąmoningas sprendimas, kuris labai kažkam tai milijardus atnešė. Arba daug milijardų. Milijardas tai čia kapeikos šitam kontraktui. Vien Lietuvoje, mes Lietuvos žmonės permokėjom milijardą 1000 milijonų eurų. Permokėjom. Vietoj to, kiek darželių, kiek mokyklų, kiek dar ko nors būtumėm galėję pastatyti iš to. 1000 milijonų per 2 metus. Toliau.